Sveiki vaikai, ar nepavargot Seime? Tai gerai, tai dabar svarbiausia varžybų dalis yra apdovanojimai ir pirmiausia, jūs pasveikinti nori. Ar žinot, kokia data artėja? Tai va, jūs pasveikinti nori nepriklausomybės akto signataras, pirmasis Lietuvos užsienio reikalų ministras, Europos parlamento narys ir puikus šachmatininkas Algirdas Saudargas. Sveikai. Visų pirma, noriu pasakyti, kad esat šaunuoliai. Esat šaunuoliai, nes esate čia, prie šachmatų stalo, šitoj erdvėj, va čia, kur iš tiesų prieš 20 metų vyko kova, vyko sunki kova, bet mes laimėjom. O aš jūs noriu pasveikinti, vaikai, kad jūs esat šaunuoliai, nes esat kovotojai. Ir žinot, koks yra pats galingiausias pasaulio ginklas, kas žinot? Ką? O žinokit, žmogaus protas yra galingesnis už atominę bombą. Ir jūs esat šaunuoliai, nes jūs kovojat savo protu, viens prieš kitą, ir kovojat garbingai. Jūs ateinat, atsisėdat, su priešininku ištiesėt jam ranką ir pasisveikinat. Ir kada vienas laimi, kitas pralaimėjęs ištiesia garbingai ranką ir pasveikina nugalėtoją, paskui apsukat lentą, pasikeičiat figūrom, žiūrėk, atsilošėt ir kitas kitą pasveikinat. Taip, kad jūs esat šaunuoliai ir noriu pasakyti dar vieną dalyką. Jūs esat dabar visi mokiniai ir aš jūsų prašau, kad jūs visi taptumėt mokytojais. Ar turit draugų? Turit. Ar visi jie moka žaisti šachmatais? O tai kitą kartą, kai atvyksit į Seimą, prašom, kad visi keltumėt rankas, sakykit, per šitos metus visus savo draugus išmoka žaisti šachmatais. Bus taip? Ne? Ar taip? Nu tai bent pusę tada išmokykit draugų, o dar kitais metais išmokysit kitą pusę. O tikriau sakant, tie vaikai, kurios jūs išmokysit, tos, kurie nemoka išmokys. Šaunuoliai, sveikinu dar kartą, sveikinu, kad jūs puikiai kovojot ir linkiu jūs ir kitais metais, ir dar kitais metais čia atvykti į šitą turnyrą. Ačiū jums. O dabar tai, kaip jums sekėsi prie šachmatų lentų, apžvelgti kviečiu varžybų vyriausiąjį teisėją Laimoną Kudžmą. Labai smagu, kad įvyko varžybos be didesnių incidentų, be nukirstų karalių ir be kraujo praliejimo. Nors karšta tikrai buvo visiems ir kovėsi iki galo kaip liūtai ir liūtės. Į šias varžybas mes susirinkome po atrankos, kai keliuose Lietuvos miestuose, miesteliuose vyko vasario 16-osios progai paminėti skirti turnyrai ir iš jų vaikai susirinko čia patys geriausi, patys aktyviausi, atkakliausi. Dalyvavo beveik 200 vaikų ir 52 sąraše yra, kurie žaidė šiandieną prie šachmatų lentų. Labai džiugu, kad visi vaikai su šypsena ir su noru žaidė šachmatais ir dar labiau su noru ėjo apžiūrėti Seimo. Mes juokavom, kad jie ruošiasi apžiūrėti darbovietę savo būsimą galbūt. Iš 52 vaikučių pirmą vietą užėmė be pavardžių. Pirmą vietą užėmė, surinkę 7 iš 7. Paskutinė vieta 0 iš 7. Tačiau kova buvo tarp šitų 7 taškų. Ir norėtume apdovanoti visus vaikus atminimo dovanomis. Norėdami apdovanoti atminimo dovanomis, pirmiausiai kviečiam šių rūmų šeimininką, Seimo kanclerį Joną Millerių.
Dar kartą sveikinu visus čia susirinkusius. Tikrai noriu palinkėti, kad per ateinančius metus, kaip ambasadorius sakė, kad daugiau ne tik išmokytume draugus, bet kad ir patys žengtumėt šachmatų teorijos pažinime, praktikos įgūdžiai, dar didelį žingsnį į priekį. Ir jūsų visų laukiam ateinančiais metais irgi šitoj erdvėj. Ir ačiū visiems, kurie ir tėveliams, kurie jum skiria dėmesio ir pritaria tokiom gerom žiniom, jūsų treneriam ypatingai, kurie negaili daug laiko ir padeda jum. Tai, o dabar beliko mum pati maloniausia procedūra atiduoti tas kuklias dovanėlės, kurias jūs ir atžymėsit šiandienos tą įvykį. Kadangi jūs visi šaunus, mes tų vietų žemiau 6 nevardinsim, jūs visi mums lygus ir labai protingi ir abėcėlės tvarka, jau artimiausiai abėcėlė, kaip čia supuolė aplankalai, kviesim ateiti atsiimti savo prizų. Tai kviečiu Aleksejų Dekš. Vincas Ivanauskas jau ateina pas mus taip pat. Vincas Ivanauskas. Augustinas Jučas. Justinas Jučas. Edvardas Karpiejus. Augustinai, grįžk. Edvardas Karpiejus. Aras Jonas Lazaravičius. Laura Kubiliūtė. Laikyk maišelį. Guobė Kubiliūtė. Ruošiasi Karolis Matus. Kubiliūtė. Ateina, atbėga čia. Kur Karolis? Laukiam Juozapo Ivanausko. Kviečiam Gabrielę Bucagaitę. Benai Mickau, prašau pas mus. Augusto Gucagos laukiam. Saulė Gailiūnaitė. Vitautė Mikilauskaitė. Eugenijus Misevičius. Eugenijau. Ateina. Benediktas Dragūnas. Vaikulį pavedžiau. Spausti stipriai. Martynas Dolmantas. Martynai. Laukiam Miko Danilevičiaus. Kur Mikas? Ateina. Ruošiasi Normantas Noreika. Tuoj palauk, Normantai. Adomas Činčiai. Ruošiasi Ugnius Padolski. Kviečiam Vaidą Čibirą. Lukai Bučinskai. Ruošiasi Augustinas Bitinas. Augustas, atsiprašau.
Kur Augustas? Augusto nėra. Ar yra Augustas Vitinas? Augustai. Gal kas pažįsta galėtų perduoti? Duok. Pažįstu. Ir Gabija Balčiūnaitė. Laukiam Divonio Piličiausko. Ir jo brolio Parbaus. Taip. Ruošiasi Aistė Filipavičiūtė. Taip. Kviečiam Tomą Povilaitį. Tomai. Nematau Tomą. Ateina. Laukiam Dovydo Sandos. Tomas. Miglė Simonavičiūtė. Emilis Isojevas. Ruošiasi Danas Skripkiūnas. Atbėga. Tuoj Danai, palauk. Gerai, palauk minutėlę. Emilė pas mane. Ten išėjo. Augustinas Zinkus. Nerijus Vasiliauskas. Gerai. O va, tai čia, kad labai du žinorit paimti, tai vienas išjungit. O už Domą, tada dar Domas Vasiliauskas. Domai Vasiliauskas. Ateina. Domai. Dovilė Zinkutė. Ar yra Dovilė? Yra Dovilė. Styvas Ušakovas. Domas Škitelis. Tautvydas Šiugždinis. Aleksandras Šalna. Aras Vardanyan. Danielius Žarkych. Ar yra Danielius? Vilnė Zapolskytė. Ir dar laukiam ateinant Kasparo Žarskaus. Ir dabar pirmasis šešetukas. 6. vietą vaikų ir jaunučių turnyre užėmė Agnė Semanovičiūtė. Kviečiame ją. Penktoji vieta atiteko Dmitrijui Borščiovui. Ketvirtąją vietą užėmė Nedas Jankevičius. Prizininkų trejetukas toks. Jį pradeda Kipras Eigminas, 3. vieta. Antrąją vietą vaikų ir jaunučių turnyre užėmė Matas Samulionis. Laukiame nugalėtojo, o jo tapo ir Nepriklausomybės atkūrimo dienai skirto Lietuvos Respublikos Seimo taurės šachmatų turnyro 1. vietą iškovojo Paulius Vaitkevičius. Jam įteikiami net 2 prizai. Europos parlamento narys Algirdas Saudargas Paulių Vaitkevičių ir jo trenerį kviečia į Europos parlamentą.
Taip pat jam atitenka signatarų taurė. Dabar aš paprašyčiau dar pačio geriausio žaidėjo ir ko gero vieną iš geriausių Lietuvos trenerių pasisakyti. Man labai malonu matyti daug žaidėjų. Aš Lietuvos rinktinę atstovauju nuo 98 metų ir man malonu yra, kad auga jauna pamaina. Ir aš tikiuosi, kad jums tai bus ne tik šachmatinis turnyras. Čia puikiai buvo istorijos pamoka, kurią, ta prasme, mums pravedė Seimo kancleris, kuriam noriu padėkoti visų mūsų ekskursijos dalyvių vardu, kuris pravedė puikią ekskursiją, parodė visas pagrindinės sales. Ir aš tikiuosi, kad jums ši diena bus įsimintina ne vien šachmatinė prasme, bet ir bendro savo kultūros kelimo prasme. Dėkui labai ir organizatoriam, dėkui labai Seimo kancleriui, dėkui labai europarlamentarui ir kovo 11 akto signatarui. Ir tikiuosi, kad kitąmet jie taip pat neužmirš mūsų vaikų, kad taip pat bus toks pat turnyras ir kad jūs visi mielai atvažiuosite tą turnyrą. Dėkui labai. Mes dar atminimo prizais norėtumėm apdovanoti drąsuolius, išdrįsusius mesti iššūkį tarptautiniam meistro Antanui Zapolskiui. Tai yra simultano dalyviai ir kviečiam patį meistrą apdovanoti pirmiausiai 2 jauniausius simultano dalyvius. Tai yra Modestas Jučas ir Saulė Činkūnaitė. Kviečiame Viskantą, Vytautą Viskantą. Ar yra? Dalia Safinienė. Nėra tokių. Laukiame Ričardo Pocius, Mariaus Palikšos ir pono Felikso Aškinadzės. Jeigu dar kas dalyvauti. Mums dar trūksta 3 simultano dalyvių, nes jie nepasisakė. Tai jeigu dar yra tie 3 dalyviai, kurie dalyvavot, kviečiame čia ateiti. Trečią valandą 6 geriausi vaikų turnyro dalyviai prisijungia prie suaugusių ir parodo jiem, kas geriau žaidžia šachmatais. Neužmirškit pirmi 6. Dar kartą dėkodamas visiems dalyviam, visiems šiandien dalyvavusiam, noriu palinkėti gerų mokslo metų pabaigos, gražios vasaros ir iki pasimatymo kitų metų pavasarį.
Vaikučiai, kurie užėmė nuo 7-52 vietos, tie, kurie turi dar sveikatos, noro ir jėgų, kviečiami 3:30 žaisti bendrame pagodos turnyre kartu su suaugusiais. Tie, kurie pavargote, tie tikrai jau galite namo vykti, bet tie, kurie turite jėgų, vyresnieji, esate kviečiami.